Labadiena. Skambinu Jums iš portalo Ekspertai LT. Esu Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Iš karto noriu pasakyti, nieko nepardavinėju, nieko nesiūlau, kadangi nesu rangovas ar medžiagų pardavėjas. Tiesiog padedu žmonėms susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais būdais išsaugo daugiausiai šilumos pastatuose. Mano vardas Robertas, jūsų, kiek matau iš elektroninio pašto, ko gero Ernestas, taip? Taip, Malonu, Ernestai. Ernestai, turiu pirmiausiai jūs vieną prašymą. Kadangi tokių klausimų pasitaiko dažnai, aš kartais įrašinėju pokalbius ir paskelbiu juos savo interneto svetainėje. Ji vadinasi sandarusnamas.lt. Ten yra atsakymai į klausimus. Ar galėčiau šitą pokalbį įrašyti, kad tiesiog kiti žmonės, neskelbiant jūsų duomenų, nieko, kad tiesiog kiti žmonės galėtų taip pat pasinaudoti šitą patirtimą? gerai. Gerai, labai dėkingas Jums. Tai dabar, Ernestai, matau jūsų klausimą. Jūs norit vietoj vatos pilnos sluoksnio pakeisti poliuretaninę plokštę. Tai mano, dalinai matau. Tai mano atsakymas būtų toks. Kadangi 4/5 šilumos išsaugojimo lemia sandarumas, tai yra nuostoliai daugiausiai gaunami per tai, kad mes savo pinigais sušildom orą patalpose ir jisai randa per kur pabėgti, nespėdamas atiduoti savo šilumos niekam. Todėl lemia ne varža, o lemia būtent sandarumas. Dabar, jeigu jūs pakeisit ištisą garo izoliacijos sluoksnį su poliuretaninėm plokštėm, tada bus labai daug siūlių. Ar jūs garantuojat, kad užtikrinsit tikrą pilną sandarumą su tiek daug siūlių? Jas reikės visas suklijuoti, apklijuoti labai detaliai ir galimybė išsisandarint padidėja ryškiai. Tai va čia yra šitas esminis klausimas, nes ar ten vatos bus 5 centimetrais daugiau ar mažiau, tai realiai nelėmė. Žmonės pripratę nuo seno galvoti tik tai apie varžą, o iš tikrųjų varža lemia rezultatus tik tai tada, kada užtikrintas garantuotas sandarumas, nes varža išsaugo kondukcinę šilumą. Tai reiškia tą, kuri atitenka nuo vidaus patalpų oro prisiglaudus prie paviršiaus ir atiduodant ją tam orui, kuris yra šiltinimo medžiagoje. Ir jeigu šiltinimo medžiagoje oras negali judėti gavę šilumą, tada jisai gerai saugo šilumą, jisai prastai perduoda. Bet jeigu medžiagoje sušilęs oras gali judėti, plėstis ir keliauti kažkur, tokiu atveju vėlgi apie varžą nekalbama. Bet pirmiausiai tai kaip jūs užtikrinsit sandarumą. Dabar sumontuosit daug poliuretaninių plokščių, gausis daug labai sandūrų, daug siūlių. Tai jas visas, kaip jūs galvojat užsandarint tada? Nu, jos, tarkim, ten tos FF piras yra su tais vadinamais špuntais. Taip, su užleidimu. Ten užsipučia putos ir susineria vienas į kitą ir tada gaunasi nemažai tų siūlių. Yra tas lapas 60 cm pločio, ten 2,40 ilgio, tai gaunasi išilginės ir skersinės tos siūlės. Tai jos susiklijuoja su tam tikra folinė izoliacija. Lipnė juosta, taip, bet ta folinė lipnė juosta, kuri paprastai duodama, ji yra labai neilgalaikė, nes klijai pamažu džiūsta, kinta sąlygos, kinta ir drėgnumas, santykinis oro drėgnumas, kinta ir temperatūra ir dėl to labai daug atsiklijavimų būna. Tai va čia o jeigu klijuot šitą, kur difuzinė plėvelė, garo plėvelė klijuoja su ta, ten visokiausiai yra ten tų rūšių, tokios stiprios lipnės juostos. Nu, jų yra visokių, bet jas reikia labai gerai atsirinkti, nes kartais atrodo labai gerai limpa ta juosta, tačiau jinai per laiką labai greitai ir atsiklijuoja. Todėl čia šitoje vietoje reikia imti profesionalias lipnės juostas. Nu, yra du būdai, kaip padaryti sandarumą. Tai pirmas būdas yra naudoti kiauras orui laidžias medžiagas, tokias kaip vata, tą, ką jūs pasirinkot, ir tada sandarint, detaliai sandarint, ir čia lieka rizika išsisandarinimo. Pavyzdys toks, aš jums pateiksiu akivaizdų pavyzdį. 2009 metais vatos gamybos kompanija Parok ir statybos kompanija Veikmė Lietuvoje pastatė pirmą oficialų pasyvų namą.
Jie statė pagal visas normas, pasyvaus namo instituto pradirbtas, išsikvietė vokiečius su pasyvaus namo specialistus ir jie patikrino viską pilnai sandarumą ir tada pastatas gavo pirmąjį oficialų pasyvaus namo sertifikatą. Žurnalistai po 2 metų, 2011 metais, apklausė žmogų, kuris nupirko tą namą, buvo pastatyta, jis buvo komercinis projektas čia, ir žmogus štai ką pasakė, po 2 metų realiai išlaidos šildymui padvigubėjo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išsisandarino visi sandarinimo elementai, praktiškai išsisandarino, nebūtinai visi, bet labai stipriai išsisandarino namas. Tai reiškia, kad mums neužtenka padaryti vien varžą ir laikiną sandarumą, nes po to labai stipriai atsirūksta, kada mes tikimės, kad bus ekonomiškas namas, o jis dvigubai prasčiau tarnauja mums, tai yra tikrai dideli nuostoliai. Todėl aš, pavyzdžiui, kai stačiau savo namą, aš rinkausi šiltinimą ir sandarinimą vienu metu ir su medžiagomis, kurios nepraleidžia oro, tai yra ir šiltina, ir sandarina vienu metu. Tai yra purškiamų putų technologija ir iš tikrųjų tų technologijų yra labai daug, bet daugelis iš medžiagų poliuretaninių, jos turi vieną blogą savybę, tai yra jų matmenys labai kinta, kada kinta temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Tai jos traukiasi, atsiplėšia nuo konstrukcijų, skilinėja savo plotę ir išsisandarina. Todėl tokių medžiagų taip pat negalima naudoti be papildomos oro garo izoliacijos iš vidaus ir vėjo izoliacijos iš išorės. Tai yra iš tų medžiagų, kanadiečiai vieną medžiagą išdirbo taip, kad jie nesitraukia, neskilinėja, neišsisandarina ir išsaugo sandarumą ilgam laikui. Tai jai duodama 20 metų sandarumo garantija. Tai aš tokią medžiagą panaudojau visam savo namui. Tai va, ką galėčiau, sakykime, parekomenduoti. O jeigu dabar jūs norit vietoj plėvelės dėt poliuretaninę plokštę, tai tie 3 centimetrai, jie realiai jums nelems nieko. Ar ten bus tais 5 centimetrais vatos daugiau ar mažiau, čia yra formalumas. Jeigu kalbėt apie realų rezultatą, jūsų praktinį rezultatą, jeigu kalbėt apie namo energoefektyvumo klasės, sakykime, atitikimą, taip, tada jau ten jums specialistai paskaičiuos. Bet vėlgi, šitos, kai paskaičiuos jums varžas, tai jos sudaro tik tai dalį to duomens, duomenų, kurie reikalingi tam, kad tikrai atitiktų A++ klasę. Jeigu jūs padidinsit sandarumą, tada galima sumažinti šiek tiek varžą. Ir ten koreliuojasi programoje viskas. Taip, kad tai iš tikrųjų ypatingai nelems. Jūs pagalvokit, kiek jums tai kainuos, kiek kainuos sandarinimas, laikas, medžiagos ir visa kita, ir tada rinkitės iš to. Ar jūs vatą jau sudėjot, ar jūs dar išvispinate? Aš dar tik planuoju. Perdangos dar net nepriejau iš tikrųjų, tai nežinau, ką daryti, ką rinktis. Va dabar čia vienai patarė irgi pūsti birę vatą su garo plėvelė. Taip. Iš tikrųjų, man tai šypsena kelia tokie dalykai, kada kiekvienas stumia savo produktą ir aiškina, kad tai yra nuostabu, tai labai gerai. O juk egzistuoja paprasta fizika ir paprastas loginis mąstymas. Juk jūs puikiai žinot, kad jūsų patalpose sušildytas oras turi būti išsaugotas patalpose. Tai jeigu biri vata yra, tai jie iš vis laidi orui, ar ne? Ir kada jūs, gerai, iš apačios, sakykime, jūs tikrai gerai, sakykime, izoliuosit. Jeigu net idealiai izoliuosit ir nepraeis šiltas ir drėgnas patalpų vidaus oras į vatą. Bet kada prisiglaus jūsų šiltas oras prie konstrukcijos ir atiduos savo šilumą orui esančiam toje birioje vatoje, tai per birę vatą oras cirkuliuoja iš vis lengvai ir kiaurai. Tai tas šiltas oras sušilęs birioje vatoje neišvengiamai kils į viršų. Mes puikiai žinom, kad šiltas oras visada retėja ir kyla į viršų. Jis lengvai išeis iš tos vatos, o iš viršaus lengvai įeis šaltas oras. Tam, kad šitas procesas neįvyktų, jūs neišvengiamai būtinai turėsit labai gerai izoliuoti
tą vatą nuo šalto lauko oro. Ir kad šiltas nepabėgtų, šaltas neįeitų. Kaip su biriom medžiagom šitą dalyką padaryti, kada jūs ten pripūsit, pribersit viso šito, tai viskas bus dulkina. Ir jeigu jūs bandysit perimetrų bent jau priklijuotą išorinę difuzinę plėvelę, kuri vandens garus turi išleisti, o oro į vidų neįleisti, tai realiai, kad neatsiklijuotų, praktiškai tai nepadaroma. Teoriškai taip turėtų būti padaroma, bet kadangi daug visokio čerpetojimų medienos plus labai daug dulkių bus, jūs tikrai ten nenuvalysit, nenupūsit visko, todėl tas priklijavimas bus labai santykinis. Tai va šitokie su orui laidžiom medžiagom, šitokie sandarinimo niuansai, jie yra labai pakankamai sudėtingi. Plus supraskite dar tą dalyką, kad neužtenka izoliuoti vien plokštumas. Kadangi šiltas oras, kada gauna šilumą birioje medžiagoje arba orui laidžioje medžiagoje, kaip paprastos demblinės vatos, tokiu atveju tas šiltas oras plečiasi ir į šonus. Ir jisai, radęs plyšį kažkur tai šone, kampe arba dar kažkur, jis lengvai išeis, o per kitą pusę dėl oro išretėjimo gausis įtraukimas šalto oro. Tai vadinamas skersvėjo principu, kaip du langus salėje atidarot ir per vieną šiltas oras iš karto veržiasi laukan, ir dėl oro išretėjimo per kitą įtraukiamas šaltas. Mes tai vadinam skersvėju. Šitie procesai labai aktyviai vyksta ir orui laidžiose šiltinimo medžiagose. Ir tą reikia įvertinti, kiek jūs galvojat, kad jūs deklaruojama lambda pasižiūrėjot ir kad tokia su tuo šilumos laidumo koeficientu tokią varžą ir gausit, kaip paskaičiuosit. Iš tikrųjų, toli gražu nuo to. Todėl kuo mažesnis sandarumas, tuo prasčiau tarnauja ir šiltinimo medžiaga ir apie varžą ten kalbėti jau nelabai išeina. Tai va, tie niuansai yra, supraskite tą dalyką. Dabar tai kaip geriausia tada apšilinti perdangą? Aš ką realiai siūlyčiau, tai siūlyčiau jums pasižiūrėti į technologiją, kuri šiltina ir sandarina vienu metu. Tai yra kanadiečių firmos Eisinin purškiamos putos ir jos Lietuvoje pavadintos Gamo vardu. Gamo.lt. Pažiūrėkit į ten, galbūt jums tai jo. Greičiausiai gali tai tikrai padėti. Ypatingai, kada yra perdanga, tai ten viskas surišta ir su mūrlotų gerų užsandarinimu ir taip toliau. Todėl čia tikrai verta pagalvoti, nes tai padaroma per vieną dieną su 20 metų garantija, ko jūs neturėsit jokio atveju, dirbdami su orui laidžiomis kiauromis medžiagomis ir jas sandarindami. Tai tada nėra nei garantijos, kad neįsisandarins, nes mano patirtis rodo, kad po 5-7 metų, kada darau ekspertizės, visada randu išsisandarinimo taškų ir per tuos taškus keliaujantis iš patalpų vidaus šiltas ir daug garų savyje nešantis oras praktiškai sudaro galimybės kondensuotis tiems garams tuose taškuose ir ten yra puvimo, pelėsių, vabzdžių susikaupimo ir taip toliau židiniai. Tiesiog žmonės uždengia tai apdailą ir net nežino apie tuos dalykus, kad ir sako, kodėl mano namo ekonomika su kiekvienais metais prastėja. Kaip gali gerėti, jeigu ten kaupiasi drėgmė, kai drėgna medžiaga jinai iš karto tampa ne šilumos izoliatoriumi, šalčio tiltu ir tai tiesiog vystosi nuolatos. Tai va tuos dalykus būtina įvertinti. O tarkim dabar ten tos Gamo, čia yra poliuretano putos kažkokios pučiamas? Čia yra specialios poliuretano putos, kurios, tai vadinama jau naujuoju poliuretanu, ko nėra antro tokios medžiagos. Šita medžiaga yra atvirų porų medžiaga, bet porų labirintas toks smulkus ir toks sudėtingas, painus, kad oro molekulės nepraeina per šitą labirintą, todėl medžiaga yra pilnai sandarinanti, o vandens garų molekulės, būtent būdamos apie 10 kartų mažesnės už oro, jos praeina per šitą labirintą lėtai, todėl mediena labai lengvai išdžiūsta, o naujas rautas drėgmės su oro ateiti jau negali. Tai iš tikrųjų yra idealiai subalansuota medžiaga, ypatingai gerai išsauganti medienos ilgaamžiškumą. Todėl, kad mediena yra visada apsaugota, visada sausa, perteklius išeina, nauja drėgmė ateiti negali. Kenksmingumo jokio tenais nėra. Šita medžiaga unikali tuo, kad jinai išputinama skylant vandeniui
Ir ten oro, reiškia, tose porose yra tik tai anglies dvideginis. Jokių pašalinių medžiagų nieko nėra. Tai yra išskirtinai ekologiška medžiaga, kuri vienintelė iš purškiamų medžiagų turi pačius stipriausius ekologinius sertifikatus visos gamtos visiems aspektams, reiškia, pritaikytus. Jau ten nei vandens, net ir čia nieko iš vis. O tai tarkim dabar, kaip žinot, kokia ten istorijoje pusėje, ten patys ekspertai nustato, kas atvažiuoja dirbti, ar kaip jūs nustatot iš vis šiltinimo medžiagos storį? Yra labai... Aš tai nežinau, man tai yra projektas, pavyzdžiui, rašo. 0,33 šilumos varža, ten 50 cm vatos. Tai ne varža, tai yra šilumos laidumo koeficientas. Tai paprastai yra labai formulė. Varža lygu sluoksnio storis dalintas iš šilumos laidumo koeficiento. Ir viskas labai paprasta. Kokios jums varžos reikia pagal normas, jūs pasiskaičiuojate tada. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamas vertės, žinot, kiekviena medžiaga tai pateikia. Sluoksnio storį jūs nustatot pagal tai, kokios reikia varžos ir viskas. R lygu delta dalinta iš lambda. Tai yra labai paprasta elementari formulė. Tai čia jums bet kas paskaičiuos, tiek rangovai pasakys iš karto, kiek jums ten reikia užpūst. Praktiškai, jeigu gamo putų šilumos laidumo koeficientas yra 0,038, jeigu aš neklystu, tai paprastos vatos 0,036, bet tai yra tik deklaruojama, jeigu necirkuliuoja oras per vatą. O kadangi vata yra laidi orui medžiaga ir jos užstandarinimo 100% pasiekti praktiškai neįmanoma, teoriškai taip skaičiuojama, tai todėl jos šilumos laidumo koeficientas paprastėja iš tikrųjų ir praktiškai tai tas pats, kiek vatos, tiek ir gamo putų realiai. O tai kaip, pavyzdžiui, tas prieš tas gamo putas pučiant, kaip, pavyzdžiui, reikia paruošti, kad jos laikytos ant kažkokią plėvelę tempėsi, tą difuzinę garo plėvelę? Labai gerai paklausėt, iš tikrųjų čia yra unikalumas tame, kad jums nieko nereikia paruošti. Jeigu ten yra paprasta medinė perdanga, tai jums nieko nereikia paruošti. Nei dulkių... Nes kas 90 santvaros yra. Tai viskas tvarkoja, nes tom putom jos yra antiek lengvos, 8,3 kg, jeigu aš neklystu, kubinis metras tesveria praktiškai, kubinis metras tiek tesveria. Tai jos nieko nesudaro, jokios slėgių konstrukcijos, jos prikimba pilnai, jos laikosi bet kur ir joms nieko nereikia. Ant lygaus paviršiaus galima užpūst, kad ir pusmetrį storio ir daugiau nieko nereikia. Tik tai aišku, kaip visas šiltinimo medžiagas, visą tai reikia uždengti nuo graužikų, nes jeigu paliksim atvirai, tai graužikai žiemą tiesiog kursis ten gyventi. Todėl kaip ir visas medžiagas reikia nuo graužikų apsaugoti. Nelabai suprantu, kaip jos medinė perdanga, jėginas kas 90, tarkim, yra santvaros, kaip jos laikosi nieką neatsirėmusios iš apačios, nieką nereikia prisukti, ar ten USB plokštas. Tai palaukit, o kaip jūs iš vis tą konstrukciją eksploatuosit? Tai jūs iš vienos pusės užsuksit, iš apatinio aukšto užsuksit apdailą, iš viršutinio aukšto jūs užsuksit kažkokias juodgrindės arba kažką, tai aš nežinau. Matai, vieną aukštą namas. Tai jūs turite omeny, čia stogas dabar bus ar perdamas? Stogas, vieno aukšto namas yra jėginės perdangas, stogo nuo stogo. Minutėlę, tai tada jūs parašėt savo paklausime sumontuoti perdangos apačią. Perdanga tai yra ta konstrukcija, kuri atskiria šildomas pirmo aukšto patalpas nuo antro aukšto arba nuo šaltos. Tai tada stogo šlaitą jums reikia stogą patys šiltinti, ar ne? Jo, pareipę būstą mes nenaudojame, neapgyvendiname, kaip nenaudojame, tiesiog reikia uždaryti lubas, reikia man uždaryti. Tai vis tik tai yra perdanga. Tai, sakykime, į palėpę jūs užlipę vaikščiosit ant tos perdangos. Gerai, jūs ten bet kokiu atveju prieėjimą turit padaryti. Prie stogo prieėjimas yra būtinas. Jeigu stogą kažką ar paremontuoti, ar pradėtų lašėti, ar dar kažką, jūs prieėjimą ten turit turėti. Užsidaryti tą patalpą negalima. Nes, tada kaip jūs prieisit prie stogo? Nes ne visada viską galima sutvarkyti iš išorės, kartais reikia prieiti ir iš apačios. Todėl tai bus jūsų perdanga, ji bus horizontali, tiesa? Taip. Tai va tvarkoji, reiškia jūs ką, iš apačios prisukat apdailą,
tada iš perdangos pusės ant tos apdailos užsipučia pilnas sluoksnis ir uždedat iš viršaus juodgrindės kažkokias ir viskas. Labai variantų, nes pas mane ten kaip yra iš santvaro padaryta, tenais yra su specialiais kertiniai tie santvaros, tenais nežinau, kaip ką ten padaryti. Tai gerai, tvarkojau. Tada kaip jūs galvojat sandarinti, jeigu jūs sudėsit vatą, pavyzdžiui, tai kaip iš viršaus jūs apsaugosit vatą nuo šalto lauko oro, kuris yra palėpėtoje? Tai vad nežinau, tai Ar jūs galvojot, kad vatą paliksit atvirą tiesiogiai? tai taip visada bedaro, aš nežinau. Jokių būdų, jokių būdų. Tai yra pirmas dalykas, kad iš vato šiltas oras keliaus laukan į vatą, šaltas oras skverbsis gilyn ir jis per kiaurą orui laidžią vatą prieis iki pat jūsų vidinio paviršiaus. Ir tas vidinis paviršius nuo jūsų, jis tap šaltas ir nuo jūsų garų, kurie yra kambariuose, nes jūs kvėpuojat, verdat, skalbėt ir taip toliau, nuo šitų garų pradės kondensuotis jums tiesiog. Taip jokių būdų negalima daryti. Ir jeigu jums projektuotojas nesuprojektavo difuzinės dangos virš vatos, tai jam reikia per nagus duoti. Taip negalima. Čia dabar taip, kiek dar statybos tavo dirbam, tai čia taip visada taip yra visur. Jokių būdų ne. Vatą sukrauna, viskas, iš apačios plėvelį užtraukia, lubas gipsą uždavo ir viskas, per pusę, bet palėpė iš visą visi. Jeigu šitaip jūs kur nors matėt, tai tada reikia perspėti žmonės, kad jie gyvena super neekonomiškai ir vata jiems praktiškai tarnauja labai menkai. Nes ji nuolatos vėdinasi ir visa šiluma, kiek šiltas oras sušyla vatoje, jis eina kiaurai, nes vata yra laidi visiškai orui medžiaga. Tai taip negali būti. Vata turi būti visa izoliuota nuo viso lauko oro. Tiek nuo lauko išorės šalto, tiek nuo vidaus šilto. Jeigu tai nėra padaryta, tai nėra šilumos izoliacija, tai yra laikinas kažkoks tai dalykas, kuris atneš problemų tik tai. Jeigu pas jūs nors kiek išsisandarins vidinė garo izoliacija, tada garai, kurie keliaus su oru, iš karto pradės kondensuotis pilnai vatoje. Jos šaltuose sluoksniuose kondensuosis ir iš karto pradės tvinkti ten viskas ir didelės problemos su tuo susidaro. Taigi, Ernestai, šitaip negalima jokių būdų išposauti. Ir toks architektas, kuris jums nupaišė tokį projektą, tai, jam reikia per nagus duoti, aš tiesiai sakau. Žinau, aš nes kaip dabar namų yra pristatytas ir pridarytas, tai čia visi va taip ir daro. Jeigu jūs norit gyventi ne ekonomikai, kaip visi, tai jūsų pasirinkimas. Aš jums sakau realią fiziką. Tai va, nežinau dabar variantą, ką daryti. Tai va, nes kaip iš viršaus ten užsandarintą vatą, neįsivaizduoju. Jūs iš viršaus vis tiek turėsit, jeigu jūs paliksit atvirą šiltinimo medžiagas, jūs ten nuo graužikų neapsikesit, jie ten krepždės, nuolatos judės, suks lizdus, grauš ir taip toliau. Tai neišvengiamai garantuotai, nes graužikai visą laiką, jie lipa sienom lengvai ir jie visada eina, ypatingai rudenį, kai pašąla, jie eina sukt lizdus savo ir išgyvent šaltąjį sezoną. Ir ten nuolatos pas jūs bus. Negalima palikti atvirai šiltinimo medžiagų šitaip. Projektuojant stogo konstrukciją visada turi būti užtikrinta, kad šiltinimo medžiaga bus pilnai izoliuota nuo išorės sąlygų. Supratau, pas mane yra vienas šlaito stogas ir jisai, neįsivaizduoju dabar, kaip čia ką tu daryti. Tai jūs puikiausiai tai galit, bet kokiu atveju vis tiek jums reikės kažkaip tai, ten kur santvaros, iš tos palėpės pusės jums reikės pirmiausiai padaryti uždengimą, galima daryti ir iš apačios viską. Tai reiškia, jūs uždengiat iš viršaus tą perdangą pilnai, tada iš apačios purškėt putas ir iš apačios prikalat gipskartonį. Ir viskas. Ten nereikia jokių problemų. Reikia palikti dar vietos per rekuperatorių vamzdžiam laidam. Tai visą šitą dalyką jūs sutvarkot, pirmiausiai išvedžiojat rekuperaciją viską ir tada purškimas, šiltinimas gaunasi paskutiniam momente. Kada jūs viską jau išvedžiojot, užpurškėt pilnai, uždėjot apdailą ir užsibaigė viskas. Štai šitaip daroma. Supratau. Ir pasidarot sandarumo testą tada, kaip priklauso. Supratau.
Tai va, ką aš galiu parekomenduoti, tiesiog įeikit į puslapį Gamo.lt, pasižiūrėkit ir šitas dalykas sprendžiasi pilnai, nes jeigu jums yra ir rekuperacija ir visi komunikacijos išvedžiojamos dar ten, tai jūs pavargsit su plėvelėm, kadangi vedžiojant komunikacijas ir dedant gipsą neišvengiamai išsisandarina dalis garo izoliacijos ir tada programuojamos iš anksto problemos, kada kondensatas pamažu kaupiasi ties tom išsandarinimo vietom ir vis plečiasi drėgmės dėmės, ten ir prastėja izoliacija, pelyja, pūva, stogo konstrukcija ir taip toliau. Supratau. Tai Gerai, tada supratau. tokie patarimai. Jūs statot, įrenginėjat naują namą. Iš mano pusės, kokią aš galiu duoti jums pagalbą. Visus niuansus, kurie būtini tam, kad tikrai namas būtų šiltas, ekonomiškas ir nebrangiai, nedarant klaidų, aš sudėjau į labai stiprų seminarą, kurį ir pavadinau Šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas. Kaip nesuklysti. Šito seminaro vaizdo įrašą jūs galite įsigyti mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt. Tai užeikit ten, tikrai rasit ir šitą medžiagą, aš garantuoju, kad jums tikrai sutaupys nemažai pinigų, nes praktika rodo, kad žmonės iš tokios iš tradicijos, va kaip jūs sako, taigi daugelis namų šitai pastatyta, visi gyvena ir iš tikrųjų tai prarandami dideli pinigai per namo eksploataciją, neekonomišką. Taigi, nepadarant tokių klaidų, jūs sutaupysit šimteriopai daugiau, negu kad sumokėsit už šitą informaciją. Šitos informacijos, va tos vaizdo įrašo kaina yra 57 euriukai. Bet tai ne tie pinigai, kuriuos verta sutaupyti ir padaryti klaidą, kuri kainuos jums tūkstančiais paskui. Tai va, nuoširdžiai rekomenduoju šitą ir garantuotai būtinai po viso šiltinimo prieš dedant apdailą būtinai pirmiausiai padaryti sandarumo testą. Net jeigu labai gražiai atrodo ir atrodo viskas tai jau taip detaliai užklijuota, kai jūs padarysit sandarumo testą, jūs pamatysit, kiek dar yra klaidų, klaidelių, kurias būtina pataisyti ir tik po to galima bus uždėti apdailą. Gerai. Tai va, tiek ir nes, tiek patarimų jums. Ir jeigu reikės kokios konsultacijos, taip pat mane rasit sandarusnamas.lt, ten mano konsultavimo sąlygos taip pat yra, drąsiai kreipkitės, padėsiu, kuo galėsiu. Ačiū jums, geros dienos. Iki. Na štai, brangiai, tradiciškai matot, kaip žmonės iš inercijos masto, taip, kaip įprasta. Ir rinkoje to įprastų klaidų yra tikrai labai daug. Todėl nuoširdžiai rekomenduoju jums pasiremti informaciją, kuri pagrįsta, nes tai yra elementari fizika, jokios mistikos čia nėra. Tiesiog kiekvienam jums taip paprastai suprantama, tik mes kažkaip tai iš inercijos savaime atrodo tikim tais mitais, kurių rinkoje yra tiesiog labai daug. Siūlo birias medžiagas, jas nedenk nieko, tiesiog užpilk birių medžiagų ir bus gerai. Nu, tas gerai, geriau negu visiškai nieko, tačiau toli nuo to, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Tai aš, mielieji, linkiu jums racionalių sprendimų, pagrįstų sprendimų ir ekonomiškų rezultatų. Ačiū. Iki.